Tačiau vis tik tai ir toliau reikės budrumo ir ne vien tik tai Vakarų Afrikos valstybėse, bet ES šalyse ir Lietuvoje, ir ypatingai būti budriems su karščiuojančiais ligoniais, besikreipiančiais į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir būtent sugrįžusiais iš Vakarų Afrikos šalių. Kadangi karščiuojantis ligonis tai nebūtinai ebola įtariamas pacientas, tai gali būti būtent Vakarų Afrikos šalyse yra galimybė užsikrėsti lasa, dengė, malerija, gripu. Na, o ebola atveju įvežimo ir tuo labiau išplitimo rizika ES šalyse metų praktika parodė, nes pavyzdžiui, kai mes apie tai kalbėjome ir rašėme prieš metus, buvo įvairių interpretacijų, bet dabar iš tikrųjų jau galime tvirtinti, kad išplitimo rizika yra vertinama kaip itin maža, kaip labai maža dėl tų priemonių, kurias sveikatos priežiūros įstaigose organizavo ir įvykdė visos Europos šalis ir tame tarpe ir Lietuva. Taigi, kas dabar daroma ir kokie moksliniai tyrimai ir kas yra padaryta, kas daroma toliau, būtent kovoje su epidemija, kiek jūs dar turiu laiko. Taigi, iki šiol autorizuotų vaistų ir vakcinos ES nuo ebola karštligės nėra. 14 metais PSO rekomendavo pacientų gydymui rekonvalescentų kraują ir plazmą, tačiau leidimo ES nereikia ir tai yra kraujo centrų atsakomybė. Labai svarbus pacientų išgydymas, ankstyvas palaikomasis gydymas ir tai parodė praktika. Nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio PSO svarsto vaistų ir vakcinų gamybos galimybės, etikos, gamybos ir visokius kitokius klausimus. Ir būtent Europos vaisto agentūra taip pat domisi ir prižiūri šitą informaciją ir yra labai suinteresuota kuo greičiau pagreitintą leidimą daryti ir Europoje, ES šalyse. Europos komisija paskelbė 8 mokslinių tyrimų projektus, kurie finansuojami 215 milijonų eurų suma. Ir būtent šitų projektų tikslas ir sukurti vakcinas ir greitus diagnostinius testus, kurie būtų tikrai labai svarbus siekiant įvertinti, įveikti dabartinę krizę ir kuo anksčiau diagnozuoti ebola atvejį. Dar vienas projektas yra vykdomas šiuo metu Gvinėjoje ir Europos lygų kontrolės centras kvietė visus ES šalių medikus prisijungti, kas gali prie to projekto, būtent ten dirbti, siekiant įvertinti, pagerinti pasirengimą, planavimą, efektyvumą į visų intervencijos priemonių, kad padaryti išvadas arba rekomendacijas kitų ateinančių galbūt, jeigu bus tokių protrūkių atvejais. Na ir būtent šitos protrūkius vykdo viso pasaulio mokslininkai ir PSO yra nustačiusi prioritetus, kad būtent vis tik tai pirmiausia vakcinų plėtra, toliau vakcinos schemų nustatymas ir greitų diagnostinių testų sukūrimas, kur galima būtų įvertinti, gauti rezultatus ištyrus pacientą įtariamą ebola per 15 minučių. Vyksta taip pat antivirusinių vaistų kūrimas, jame dalyvauja žinomiausios farmacijos korporacijos tiek Amerikos, Japonijos, Kanados. Kai kurių antivirusinių vaistų klinikiniai tyrimai vyko ir vykdomi su ebola pacientais paveiktose šalyse. Kai kurie eksperimentiniai antivirusiniai vaistai buvo naudojami jau gydant ebola pacientus JAV ir Kanadoje, tačiau jų veiksmingumo kol kas niekas nedrįsta vertinti, kadangi jie buvo naudojami kartu su rekonvalescentų plazma. Kiti klinikiniai tyrimai šiuo metu yra vykdomi su savanoriais paveiktose Vakarų Afrikos ir Jungtinių Amerikos valstijų šalyse. Vakcinos kūriamos 3, čia liežuvį nusilaužė jas visas išvardinti. Kam įdomu, susirasite
arba mūsų, arba ECDC svetainėje, tačiau gamintojai taip pat yra labai žinomi visam pasauliui. Žodžiu, kuriamos yra 3 vakcinos. Taigi, trečios stadijos, šiuo metu vyksta, šitos visos 3 vakcinos praėjo 2 klinikinės stadijas. Dabar manoma, kad trečioji stadija jau turi būti vykdoma Vakarų Afrikos šalyse. PSO sprendžia visus etikos ir metodologijos klausimus. Ir būtent dėl to yra sudaryta PSO ekspertų darbo grupė, kuri derins galutinius klausimus, vakcinos, klinikinių tyrimų klausimus su paveiktų šalių sveikatos apsaugos ministerijomis ir vyriausybėmis. ECDC yra įkūrusi tinklą, kurio tikslas yra padėti nominuotiems centrams ebolos gydymo, dalintis patirtimi, atnaujinti ir skleisti techninę informaciją kitoms šalims. Kas padaryta Lietuvoje, tikriausiai žinot, jau girdėjot, sveikatos apsaugos ministerijos vykdėme planus, kurių tikslas pagrindinis tai buvo sukoncentruotas į komunikavimą, keliaujančių asmenų informavimą, rekomendacijas, atvejų išaiškinimą, jeigu tokie būtų įvežtiniai, kėlėme medikų budrumą, tai yra informavome, mokėme. Taip pat buvo priemonės numatytos, jeigu reikėtų su kuo derinti klausimus medicininio evakavimo plotmėje ir dalyjantis resursais. Na ir ULATS kartu su kitomis pavaldžiomis ministerijos institucijomis organizavo 5 teritorijose 6 pratybas, mokymus ligoninėse, kurios yra nominuotos Lietuvoje kaip priimančios ir jeigu reikėtų gydytų ebola pacientus. Taigi praėjusiu metu pabaigoje šitos 6 pratybos įvyko. Pagrinde dėmesys buvo kreiptas į sveikatos priežiūros įstaigų funkcijas, ką daryti ir veiksmus, ką daryti įtarus ebola atvejį. Ir aišku, didžiausias vėlgi dėmesys tai buvo skiriamas į asmeninius saugos priemonių naudojimą ebolos paciento priežiūros metu. Be šitų pratybų aš nevardinsiu visų, tiesiog tik tai noriu parodyti, kad yra parengta apie 15 metodinių rekomendacijų asmens sveikatos, visuomenės sveikatos, nesveikatos priežiūros sektoriaus specialistams, metodinės rekomendacijos, kaip elgtis su pacientu, su sąlytį turėjusiais asmenimis, kaip teisingai apsisaugoti nuo sąlyčio su ebola pacientu. Visas šitas rekomendacijas jūs rasite mūsų interneto svetainėje, yra baneriukas atskirai ebola karštlygė, be to šiuo metu yra jau parengtos ir šiandien rytoj, galbūt kitą savaitę patalpinsime dar 2 metodinės rekomendacijas, būtent dėl aplinkos kenksmingumo pašalinimo, ne medicinos įstaigose, kitose objektuose, jeigu tuose objektuose, gyvenamuose namuose, transporte ir taip toliau, būtų ebola pacientas ir aplinka būtų užteršta jo kūno skysčiais. Taigi visą informaciją rasite mūsų interneto saite. Jeigu kiltų klausimų, taip pat skambinkit, rašykit, mielai atsakysime į jums visus rūpimus klausimus. Dėkoju.